Sveiki. Labas rytas. Kokie šios dienos planai, sakykite? Susipakuoti kuo greičiau daiktus, nes labai ilgai užtrukom. Esame pilnai išsikrovę, kas liečia elektrą. Tai powerbankai visi iškrauti. Kamera taip pat to išsijungs, tai reikia kuo greičiau pašnekėti. Tai nusipirkom šiandien tokį, nežinau kaip pavadinti, namelis gal. Esmė tame, kad ten bus elektra. Bus kur išsimaudyti, galimai bus kur išsiskalbti. Tai visiškai pilnai atsirefreshinsim, atsinaujinsim ir pabaigsim savo kelionę. Tu prasme, dar liko mums dienų. Dar liko su šiandien 6 minimum dienos. Apie 6 dienas kažkur plius minus. Liko, tai va. Norim kuo greičiau susidėti ir keliauti į šitą vietelę. Ta vietelė yra už 100 kilometrų. Grubiai. Tai va, lekiam. Varėm į Göteborgą, ar kaip jisai tarėsi. Čia žmonių belekas. Kokie planai? Ką turim įvykdę? Planas turim įvykdę, kiek nuvažiavę? 50? 53. 53, dar reikia nuvažiuoti apie 40, tarp 40 ir 50, imkim taip. Reikia nuvažiuoti į mūsų apartamentus, kur prausimės, maudysimės, skalbsimės, krausimės, valgysim. Viską pasakiau. Miegosim. Ai, jau pamiršau.
čia vyksta? Atvykome į svečių namus. Į namelį tokį. Gavom tokį 2 aukštų namelį. Dabar esam 1 aukšte. Čia yra mūsų virtuvės zona, mūsų skalbimo zona. Čia dar yra šaldytuvas. Čia yra mūsų dušas. Čia turime langelį, langelį į kiemą. Ten yra namo šeimininkai grįžo su Tesla. Ir daug vaikų. Taip, tai čia turim tokį 1 aukštą. Dabar eisim į... Dar veidrodį kažkas matosi. Eisim tada aprodysiu aš 2 aukštą. Tai bus mūsų miegamasis. Esam susikrovę daiktus. Jau taip. Daug daiktų. Čia mano daiktai. Čia yra ne mano daiktai. Arklinę lovą turim. Bus labai šilta miegoti. Turim pačius nuostabiausius relaksavimo fotelius. Ir išsiskalbėm per 3 skalbimus savo drabužius. Turim tokį balkonėlį. Tam balkonėlyje turim savo dviratukus, nes mes per ten ir įėjom. Iš tikrųjų labai faini. Tikrai labai faini. Labai šilta. Saulė šviečia, labai smagu, jauku. Kraunasi powerbankai, dėl ko mes čia ir atvykom. Kampuose. Ir ką? Esam jau nusiprausę, išsimaudę. Poilsiaujame. Gersime kavytės pasidarėm. Taip. Yra labai nuostabu, va taip. Relaksuoti. Kaip smagu. Kiek valandų liko mums relaksuoti? Nežinau. Tai šiandien numynėm 107 kilometrus. Kiek dabar mes turim valandų, esam viskas susitvarkiau, dabar tai jau relaksacija vyks. Dabar yra be 15:08, tai dar turim. Labai smagu yra, kad anksti atvažiavom, iš tikrųjų. Mes atvažiavom kokį turbūt po 5:30, ne? Nu, panašiai. Maždaug po 5:30. Nu ką, gerai. Ar šiandien buvo karšta diena? Taip, šiandien buvo karšta diena. Rytoj bus dar karštesnė, nudegėm veidukus. Turim tepaliuko, bet ne visada pasitepam ir vis tiek per visą dieną įdegiam. Nu ką, mes jau įsitaisę, šiltai. Eina myga. Ir keliaujame miegoti. Dar nenusprendėm, kelintą kelsimės. Tai bus matyti. Bet jau norisi miegučio, akis limpa. Nes jau yra beveik 11 valanda vakaro. Nemiegam, nes vis dar turim krauti tos powerbankus. Laukiam, kol pasikraus, kišam kitus, nes turim jų 7 berods. Tai žodžiu, bet jau to eisim. Minga. Ir ką, ir susimatysime rytoj, o rytoj kas? O rytoj tas pats. Rytoj bus 13 mūsų minimo diena. 13 minimo diena. Kokia rytoj savaitės diena? Penktadienis? Penktadienis. Nu ką, labanaktis. Saldžių sapnų. Nu ir labas rytas. Štai tokiam namukė mes miegojam. Labai mielas, jaukus toksai. Mes šitaip kaip ir miegamasis, kaip ir 2 aukšte. Tokiais laiptukais palipė ir virtuvė, vonia apačioj. Bet iš vidaus, kaip rodau. O šiaip tai visai toks mielas namukas. Nu, iškeliausiu. Tokia vat gyvenvietė. Čia yra vienas iš juokingesnių ženklų, kur sakiau. Kad reikia lėčiau važinėtis, nes gali vaikas sraigę vedžioti čia lėtai. Jau kaip ir viskas susikrovę esam.
Nuėjo dar vandens pripildyti gertuvės ir bus viskas. Drabužiai visiškai visi neišdžiuvo, tai apsikarstėm čia. Bet daugumą kaip ir išdžiuvo. Biškį tik apsikarstėm. Taip atrodo mano dviratis, bet trūksta gertuvių. Taip atrodo Bastūno dviratis. O ką mes varysim toliau? Jau. Šiandien žada karštą dieną. Išsitepėm tepalais visokiais. Visokiais. Ir lėksim. Saugom. Aš tai ilgom rankovėm naudoju. Tai va, tik tais kojas mano dega. Jo. O šiaip viską saugojęs esu. Tik be pirštinių, bet išsitepiau SPF rankas. Aš naudoju. Nu ką, tai lėkiam. Lėkiam. 13 minimo diena prasideda. Dabar. Mes tai ką tik išvažiavom ir mus veda jau tokiais keliukais. Nori, kad švarus ilgai nebūtumėm. O ne. O, vos neslimpau. Ryto linksmybės. Dabar padangos aplimpa tešlomis. Paskui, kai važiuosim į plentą, visas tas tešlos ant mūsų taškysis. Labai smagu yra švariem iškart apsitaškyti. Bastūnai atsibastė jau 74 km. Staptelėjom čia prie tualeto, vandens užsipildyti yra. Ir dabar šiek tiek tepamės nuo saulės. Labai kaitri šiandieną yra. Tai apsitepliojam. Aš su ilgom rankojom dabar dar, kad nenudegčiau rankų. Aš biškį noriu, kad čia įdegtų. Nes dabar yra taip. Dabar turi pirštinės. Dabar turi nemokamas pirštinės. Nemokamas. Tai netoli miestelio esam, žadam važiuoti Bastūnės stabdžius tvarkyti. Greičiausiai sudilo visiškai, nebestabdo galiniai. Galiniai tai yra nuliniai stabdo. Priekiniai dar kažkiek stabdo. Tai bandysim važiuoti į parduotuvę, kur remontuoja, tai gal turės tokias kaladėles. Ir pakeis mums. Ir to pačiu pavalgysim tenais. Jo, nes kaip tik pietų metas yra atėjęs. Žodžiu, sudrožiau kaladėlis. Ir pakankamai seniai jau galinės yra sudrožtos. Tik su priekinėm važiavau, bet pradėjau bijoti, kad gali nutikti taip kaip su galinėm. Visiškai susidrošiu, aš tada visiškai liksiu be stabdžių. Nieko, pastabdysi su kojom. Tai šiandien pradėjom svarstyti, kad galimai reikėtų man pakeisti kaladėlės. Gerai, keliaujam. Kas dabar vyksta? Laukiame ant soliuko, kai bomžai, be dviračio, atėmė dviratį mūsų. Sutašėm, bet be dviračių. Nu, vienas dviratis yra, bet tik vienas. Paėmė dviratį remontuoti, sako valandą arba 2. Sakau, mes galim laukti valandą. Tai sako, mes pamėginsim. Jau praktiškai valandą praėjo. Tai žadam nueiti, tai lygiai 4 nueiti ir pažiūrėti, gal sutvarkė netyčia čia
Parkelis sėdėm. Tokia aikštė. Pavėsyje. Šalia tos. Čia tokia aikštė, o mūsų dviračius tvarko ten, kur juoda iškaba su baltais užrašais. Tai va, laukiam, žiūrėsim, ką mums ten pridarys su tais stabdžiais. Gal pakeis visą dviratį, žinot, kaip buvo, nuvežė, nuvarai mašiną ir sako, aš pakeičiau tą. Nu, žodžiu, jo, vis. šiaip sakė kaladėlės, kad keisti bandys ir alyvą. Ne. Taip, sakė alyvą keisti. Gerai, nesupratom visą iki galo. Aš supratau dėl alyvos. Nu, mūsų stabdžiai yra hidrauliniai, tai mes nežinom, iš ko susideda ta hidrauliniai tie stabdžiai, ar ten kažkas ten, kaip ten, Kažkoks keistis yra, man atrodo. nelabai pasidomėję, mes reikės kažkada Aš pasidomėti. biškai domėjaus šiandien, tai dėl to ir sakau, kad yra skystis. Kaip? Aš biškai šiandien domėjaus, dėl to ir sakau, kad yra skystis. Aš supratau. Biškai domėjaus. Jeigu gerai domėjaus. Bet sakė, prastos kaladėlės. Tai kad ten viskas... Sako, gal užtenka alyvos, kažkaip ten su alyva kažką, bet sakė ir prastos kaladėlės. Tai žodžiu ir tas. Tikriausiai kaladėlės pakeis, pripils alyvos, jeigu ten pilas kažkur, nežinau. Tai va, tai laukiam, aišku, įdomu, kiek sumokėsim, gal sakys Yra dar toks dalykas, 500 nes tikrai neturim pinigų. eurų. Dar yra toks dalykas, kad man toj pusėje, kur stabdžius keis, rankenėlė stabdžių, kur yra, ten yra ir pavaros blogas iš tikrųjų. Nu, ten būtent toj vietoj pavaros mušinėjas ir man pradėjo strigti ta vieta. Ir, kažinai, dar nesugros man sutvarkyti pavarų. Tai jo, Už papildomus stabdžiai 500. 500 eurų, dar 600 už rankenėlę. Ir Taip, viso. iš jūsų už 1100 eurų. Jeigu 1000 kainuotų kronų, nu dar 100 eurų dar. Bet jei sakys eurų, tai sakysiu, einu, pakeisiu ratą. Duokit man biškį padirbėti. Ką nors. Nu, žodžiu, tai nu to ir reikės eiti. Nu ką, esam gražioj aikštėje, viską pavalgėm. Nu kaip, ne tik gaišom laiką laukia, bet tuo metu ir pavalgėm, pailsėjom viską. Ir jeigu sutvarkytų dabar, šoktumėm ant dviratuko ir lėktumėm toliau. Savo šiandien nuvažiuojam. Neaišku, ir šelterį turim, neturim, dar nežiūrėjom. Bet nesvarbu, miegosim ir jei reikės ir tam palapiniai. Aišku, ne aikštėje, bet kur nors labiau įlindę. Bet pamatysime, kaip čia, kur čia, ką dar neplanavom. Nu va, parvaro dviratį, nežinau kokios būklės. Biški neaišku, apsiverkęs ar neapsiverkęs. Sakė good, but not good. How much? Žodžiu, užteks mūsų kelioniai tikriausiai, bet ne viskas tvarkoj yra. Su ta rankenėlė jisai irgi pasakė, kad netvarkoj kažkas yra, kas... Pastringai. Tepaliuką čia pripylė, mačiau per čia. Kaladėlės pakeitė. Sako, stabdo, bet sako, ne viskas tvarkoj yra. How much? How much? 469 kronos. Ai, tai 45 eurų. 45 eurai, o jezu, kamera aptaškyta. Tai šiaip viskas tvarkoja, stabdžiai veiks, dedamės tašės viskas ir keliaujam. Good. Good.
šelterio. Ir vėl nežinoma, jis užimtas ar laisvas. Bet šiandien sutikom begalės keliautojų šitam gale. Tai tikėtas laisvo šelterio yra labai naivu. Bet kadangi šitą vietą buvo kaip ir mūsų tokie durė, tai sakom, būtinai reikia atvaryti patikrinti. Sunku patikėti, bet tuščia. Kas čia vyksta? Kas vyksta? Esame šelteryje. Taip. Buvom praktiškai įsitikinę, kad negausime šelteryje vietos, nes šiandien tiek daug keliautojų sutikom. Tiek daug. Iš vien keliautojai. Geram take buvom. Dėl to ir sutikom tiek daug. Bet šitas šelteris buvo tuščias. Ir šiaip žiauriai keista, nes čia tikrai pakankamai didelė atkarpoji nei vieno šelterio. Nu, ta prasme, vienas tas šelteris tokioj didelė atkarpoji ir jis laisvas. Papasako, kas buvo pabaigoj. Pabaigoj susitikom keliautojus. Ar viena keliautoja buvo, nežinau. Šiaip dviese buvo jie. Bet po to dingo vienas. Prieš pat šelterį pradėjom lenktyniauti, kuris greičiau, atvarysim į šelterį. Bet pasirodo, kad prieš galą jie nusuko visai kitur, jiems nerūpėjo šelteris. Nes nebuvo keliautojai ten greičiausiai. O iš tikrųjų tai mes nelenktyniavom, važiavom savo greičiu. Ir net buvom nusprendę, kad jeigu jau taip nutiktų, kad tikrai tą pačią vietą atvažiuosim, tai mes užleisim ir patys tada kažkur ieškosim palapiniai vietos, nes kažkaip ne kažką varžytis ir užimti. Tikrai. Užimti pirmą vietą ir nugalėtojai pasiėmam, kur viskas normaliai. Tai šiandien didelio nuotykių nebuvo, tai... Nu kaip? Nu tai tik tai stabdžius pasikeitėm ir viskas. Stabdžiai pakeisti. Daugiau kaip ir nieko važiavom, pravažiavom 128 kilometrus. Atvykome pusę 9, man atrodo, buvo jau. Plius minus. Pavalgiam, kažkokią sriubytę užpilamą. Panašiai bomžpakė, bet ne bomžpakės, ten sultinys kažkoksai. Labai neskanu. Labai neskanu. Išgėrėm kavytės, o dabar planuojame eiti nuo uodų užsidėti tinklelį, prisipūsti čiužinuką, susijungti miegmaišius, galbūt užsidengti su tentu įėjimą visą, gal bus daugiau šilumos. Ir viskas, ir eisim miegoti. O rytoj vėl tas pats. Kylam ir keliaujam. Jo, nieko mes baisiai įdomaus ir nenuveikėm per visą dieną. Tiesiog minam. Vaizdai dažniausiai būna nelabai įdomus. Tiesiog keliukais, dviračių takais. Nu, šiaip paskutiniu metu labai daug dviračių takais važiuojama, ne? Labai smagu. Bet tiesiog net neįdomu yra filmuoti, kai vaizdas beveik nesikeičia. Biškį važiavom, nu šiaip dabar prie jūros jau esam. Palei jūrą važiavom. Taip. Šiek tiek įdomiau. Nu ką, einam keliauti ruoštis. Keliaujam ruoštis, viskas. Keliaujam. Ir rytoj keliausim iš ryto. O dabar keliaujam ruoštis miegą. Gerai. Labą naktį. Bye. 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 Kur čia?